Radio Gama. Žodžiai iš minties, muzika iš širdies. Eko vizija. Laida už A su 2 pliusais. A, B, C, D, E. Tai ne tik abėcėlės raidės, tai ir energetinio efektyvumo matai, nurodantis, kiek energijos vienam ar kitam prietaisui reikia, kad jis galėtų veikti. Šių raidžių ieškoti jau pripratome parduotuvėse, dairydamiesi šaldytuvų, indaplovių ar kitų buitinių įrengimų. Turėtume raidinio klasifikavimo nepamiršti ir planuodami kur kas didesnės investicijas, tarkim, namo statybą. Deja, apgailestauja viešosios įstaigos Ekovizija atstovas Gediminas Butkus. Šiandien kol kas ne visi ketinantys statyti namus žino, kad dar planavimo pradžioje jie patys gali apsvarstyti ir pasirinkti, kuriai klasiai A, A+, o galbūt B būsimasis namas turėtų priklausyti. Nežino, todėl suklysta, pasakoja Gediminas. Dažniausiai susidurėm su ta problema, kad žmogus ateina pas projektuotoją, nežinodamas, kokio namo jam reikia. Žino, kad namas būtų gražus. Projektuotojai padaro standartinius projektukus, tai ką reikalauja statybos techninis reglamentas, tai būna C klasės namas, standartinės varžos, standartiniai langai, nėra pagrindinės lokacijos langų į pietus vakarus. Palei tą projektą žmogus neįsigilinęs duoda statybininkai pastato, ateina pirma žiema ir didelės sąskaitos už šildymą. Tai atkreipčiau dėmesį, kad žmogus prieš statant namą, žinodamas, kokio namo jam reikia, pasitartų su konsultantu, kad namas turėtų būti ne žemesnės kaip A klasės arba B. O kiek skiriasi naujosios kartos A klasės namo energinis efektyvumas nuo, tarkim, C klasės? Nuo tų pastatų, kurių, kaip jūs sakote, pas mus pastatyta ir vis dar statoma daugiausiai. A klasės namas tai toks namas, kuris suvartoja apie 15 kWh energijos, tai būtų apie 5 litrai kvadratinį metrą per metus. Jeigu namas C ir žemesnės, gautųsi nuo 50 iki 150 litrų į kvadratinį metrą per metus vien šildymui. Tai tokie skirtumai tarp A ir C klasės namo. Pabandykim pasiaiškinti, ką reikėtų apgalvoti, susivokti ir nuo ko pradėti planavimus, kad mūsų ketinamas statyti namas ne tik vizijose ir svajonėse, bet ir realybėje būtų ekonomiškas, šiltas, ekologiškas, žodžiu toks, kuriame norime gyventi. Reikia pradėti nuo to, kad žmogus pasirinktų, kiek jam tikrai reikia optimalaus ploto. Tai kaip nepaslaptis yra pirmam asmeniui 50, kitiem po 15. Skaičiuojama pagal europinius standartus, kad po 35 kvadratinius metrus vienam žmogui. Plius antras, ką reikia kreipdėmėsi, tai į pastato energetinę klasę. Kokią mes namą norim turėti? Šiltą ar standartinį? Nes dauguma dabar statomų namų iki praeitų metų yra dažniausiai 99% C klasės namai. Todėl reikia pasistengti, kad mūsų namas būtų ne žemesnės, aš manyčiau, kaip A klasės. Trečias dalykas, tai reikia pasižiūrėti į mūsų pastato lokaciją, kad didžioji dalis langų būtų pietus vakarai, o šiauriniai pusėje stengtis, kad nebūtų nei garažo vartų, nei langų. Ketvirta dalis tai langai. Reikia stengtis, kad langai mūsų būtų 2 stiklo paketų su selektyvinė danga, saulės kontrolė ir patartina rinktis medinius langus tam, kad namas būtų ekologiškesnis. Žinoma, labai svarbu, koks name bus šilumos šaltinis. Statant namą mes turime žinoti, o kuom šitas namas bus šildomas. Iškastinių kūrų, dujom, kietų kūrų ar atsinaujinančių energijos šaltinių. Dažnai pasirenkamas yra iškastinis kūras. Norint atkreipti dėmesį į ekologiškumą, būtina pasirinkti, kad namas būtų šildomas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Saulė, vėjų ar žemės šiluma. Suprantama, tai tik pirmieji planavimo žingsniai. Ar įmanoma per sąlyginai trumpą laiką viską suspėti perprasti? Pačiam žmogui yra sunku apsispręsti, kokio namo jam reikia, kokios turi būti namo technologijos, statybinės medžiagos. Siūlyčiau klausytojams nesistengti visko perprasti, o paprasčiausiai kreiptis į atestuotą kvalifikaciją turintį projektuotoją, kuris turi patirtį statant tokio tipo namus. Pradėkim nuo savęs ir rodykim pavyzdį kitiems. Pradėkim nuo savęs. Jau dabar pagalvokime, galbūt mums tikrai reikia mažiau erdvės, nei šiuo metu turime. Palieku su mintimis. Iki. Eko vizija. Tiek eko minčių. Jei jas išgirdote, 2 pliusai jums. Nuo mūsų ir laidos rengėjų. Viešosios įstaigos Ekovizija. 3 2 V ecovizija LT.